Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Labas vakaras, treneris su pergale. Jūsų komentaras po rungtynių. Pirmą noriu padėkoti fanai už atvykimą į mūsų stadioną ir už palaikymą. Labai reikėjo šiandien to planą, kur mes pasirinkom, to strateginių varžybų. Tai buvo labai reikalingo daug jėgos, daug energijos ir to palaikymų iš tribūnos. Manau, kad aišku, to palaikymą atėjo, kadangi mes pirmavom ir matė kaip sunku, bet noris, kad ir turėtum, kai ir mes nepirmausim. Todėl vis tiek mums reikia to palaikymų visada. Dėl varžybų, tai žinom, kad Sūduva labai gera komanda, vienas geriausia gynyba, ataka irgi sugeba sukurti progus, jos turi labai daug techniškų žaidėjų ir greitų žaidėjos, kažkaip ir sugebėjom uždaryti zonas ir jos turėjo sunkumą bent pirmą kėlinę, gal daugiau progų turėti. Ir aš manau, mes labai gerai ir pavojingi per kontratakus ir standartus. Įmušėm vieną, aš manau, galėjom ir įmušti dar vieną pirmą kėlinę ir galbūt ramiau. Antrą kėlinę jos dar daugiau pajėgų į priekį įdėjo, su daugiau žaidėjos ten tarp linijų. Nebuvo lengva, komanda pradėjo šiek tiek nuovargis. Tada jo įvartį greitai bauda, kur mes turim irgi būti geresnį. Ir iš tikrųjų aš jau galvoju, kad bus sunku įmušti. Galvoju, lygis yra lygis. Kad ir todėl mačiau, kaip komanda pavargo, aš turėjom keitimus, jau ruošiam jos. Ir tada komanda sugebėjo pradėti, dar energijos surado, pradėjom atakuoti dar porą kartų ir atsirado to bauda, kur po to įmušėm antrą įvartį. Tai džiaugiuosi už komandą ir už žaidėjos atsidavimą, todėl čia jos laimėjo rungtynių, daugiau niekas. Ir keitimas jau į aikštę padėti, kad pakeisti jos stengiasi maksimaliai. Taip Sūduva turėjo keletą momentų, kur galėjau įmušti. Ir aš manau, ir mes turėjom antrą kėlinę, dar keletą momentų, kur galėjom ir dar padidinti rezultatą. Antrajame kėlinyje gan ankstyvai užsidarėte savo pusėje, ar nemanot, kad kiek per anksti? Ir toks permainingas buvo kėlinys, kai praleidote įvartį, tuomet atrodo vėl išbėgote į priekį. Aš manau, kad pirmą buvo sunku savaitę jiems komanda. Aišku, čia aš atsakingas už to, bet aš norėjau to ir buvo sunku. Tai automatiškai mes kritom jau 60 minutę kažkur, tikrai komandai buvo labai sunku. Ir aš galvoju, kad nuo to ir kritom. Ir aišku, ir varžovų įdėjo daugiau žmonių. Tai automatiškai buvo šiek tiek sunku pardengti visas zonas visada. Tai jeigu mes sugebėjom išėti per kontrataką antrą kėlinę, tiek daug momentus ir taip laisvai iki vartų eit, aš manau, ateina nuo to, kad Sūduva labai daug žaidėjų įdėjo priek ir automatiškai tai daro. Jeigu jos turėjo balansą gal geresnį, mes gal kontratakas nebūtumės, bet jos neturėtų to žaidėjas, kur galėtų ir pranašumą. Tai futbolas yra žaidimas ir jos įdėjo kažkur į priek, bet neturėjo atgal ir mes per ten bandam sukurti tos momentus. Ir 2 pelnyti įvarčiai Bangai šį sezoną gan sunkiai sekasi pelnytos įvarčius išskyrus Riterių rungtynes, bet su kitomis komandomis gan sunkiai. Tai čia matote turbūt pagerėjimą. Nežinau, daug dirbam ant to, bet visą laiką gerai mušti. Bet įmušėm vieną varžybų, tik dabar reikia kitą varžybų, kad įmušti irgi. Ir šiandien mes galime sakyti, kad ir vėl turėjom progas įmušti daugiau. Ir aš atsimenu to situaciją antrą kėlinę galą. Jau prie 2-1, kur, man atrodo, Aron iš porą metrų galėjo ten užbaigti ir vis tiek pataikė žmogų ir nebaigęs įvartį. Tai turėjom geras momentus ir būna dažnai pas mūsų tokias, nežinau, ar kokybų trūkumą, ar nesėkmė, kur žaidėjo prie tokią gerą zoną vis tiek sugebam pataikti varžovų, tai arba varžovų užblokuoja. Bet šiandien ir varžovų turėjau to problemų. Tai sakyčiau, kad yra pagerėjimas, kai tu muši, bet reikia pratęsti. Ir Sūduva gera komanda, bet daug gerų komandų yra top lygoje, bet atrodo Sūduva buvo toks ypatingai sunkus jums varžovas, 5 iš eilės nelaimėtos rungtynės prieš juos. Kodėl taip sunku jums būdavo prieš Sūduvą ir ar šiandien buvo kažkom kitokios rungtynės, kad pagaliau pavyko laimėti? Aš manau, kad Sūduva iš gynybos pusės labai organizuota. Ir mes davom turbūt jiems, ką jos mums duoda dažnai. To kompaktišką bloką, žemą bloką. Ir jos duoda visiems komandas ir jos viena geriausia komanda ant žemą blokų gynas. Ir ne šiaip jos vienas geriausia gynyba yra. Tai žinojom, kad to yra sunku, tai turėjom dirbti, aišku, turėjom planą. Suradom keletą zonas, kur aš manau buvom pavojingi. Bet kai duodi kontrolę Sūduvą, tai jos jau turi sukurti ir tada mes turėjom
tik kontratakuoti, galima taip sakyti. Bet kai turėjom kamlų, irgi man patiko komanda. Buvo ir klaidų, bet man patiko komanda, kaip stovėjo ir kaip surado tos erdvės, kaip judėjo. Tai aš manau, kad ateitys galėsim toliau ir laimėti prieš Sūduvą, žinodamas, kad varžovas labai geras, turi labai gerus žaidėjus, kur individualiai meistriškumą gali spręsti rungtynių. Bet kokį mintį, jos pakeitė žaidėjas, kitas žaidėjas, kur turi daug kokybės individualiai. Tai nebuvo lengva, atsimenu, kai nežinau vardu gerai, bet 11 numeris Sūduvoje, labai stiprus vienas prieš vieną. Sanoku jau po keitimų, Sabu jau padėti jiems vidury. Jos keičia ir dėda žaidėjus, kur techniškus, kur greitus. Ir nėra lengva žaisti visų rungtynių prieš tokią komandą. Tai sakau dar kartą, Šanolį žaidėjas kaip apsigynė, todėl buvo labai gerai. Gyrėte Sūduvos gynybą, kad yra viena geriausių, bet jūsų lygiai taip pat? Taip, reikia. Problema, kad to gero gynyba buvo 4 varžybos ir visus po 1-0 pralaimėjom. Kartas galėčiau ir 3 įvartis gal per vieną rungtynę ir kitas tada bent tašką gauti arba laimėti rungtynę. Bet yra kaip yra, tikrai mes stengiamės būti gerą gynybą. Aš manau, Vova Krinski mums labai padeda ir mūsų gynyba labai stabili. Ryki irgi labai ėjo gerai rungtynių. Jūsų Šiauliuose šiandien vėl geras rungtynės. Ir dar turėjom Malžinskas ant suolo, kur puikiai žaidė. Tai dabar aš esu ramiai dėl to ir labai džiaugiuosi už tos gynėjas, kur aš turiu ir visą komandą darbą, todėl ne tik gynėjas gynės. Jūs gal treneri ramus, bet vienam iš žaidėjų gal neramu, nes mažiau laiko gaus. Bet futbolas taip yra. Jos žino, kad pas mane tu turi užsidirbti to žaidimo aikštę. Man nesvarbu, nei amžių, nei pilietybę, nei CV. CV, tai jos turi užsidirbti. Davidas turėjo tokią geltoną kortelę, 4. Aišku, ir buvo trauma. Reikiai gavo savo progą, išnaudoja, dabar Davidas turi laukti savo progą. Arba jei kažkas netaip žais, tai keisim. Taip yra futbolą ir mes negalime pakeisti. Jeigu nori, kad visi būtų laimingai, aš manau, kad reikia būti tiesiai su jos. Tu turi daryti taip, kaip yra tikra, kad nemeluoti jiems. Mes turim būti tiesiogai jiems pasakyti, kodėl tu nežaidai, arba bent kad jos suprastų, kad žaidė to dėl to, kad jis dabar geriau. Ir viskas. Ir aš manau, kad taip futbolą žaidėjas daugiau supranta ir dirbu daug metų ir jos visą laiką, jos mėgsta, kai aš taip dirbu ir tada man viskas tinka. Neprireikė, nes pirmavote, bet neturėjote 9 numerio ant suolo, nei Arono Apijos, nei Maksimo Andrėjevo toj pozicijoje dabar bandomo. Tai ką būtume darę, jeigu būtų reikėję įvarčio, kuom būtume atkeitę Igną Vensku? Aš manau, kad būtų palikęs Ignas, bet gal ir būtų Davidas vis tiek išleidęs į priekį. Jis patreniruotės irgi turi savo uoslą prie vartų ir jis labai greitas yra irgi. Tai tikrai aš būtų tikriausiai Davidas, kadangi jis jau supranta žaidimų, jis protingas yra. Tai aš kaip šiandien būtų išleidęs Davidas. Ignas buvo tikrai pavargęs, tai įdėjau Davidas, kad padėtų komandą tiek apsiginti, tiek atakuoti irgi. Tik vienas buvo pasikeitimas startinėje sudėtyje lyginant su praėjusiu turu, tai yra Vaidas Magdušauskas. Ir jis puikiai pasiteisino, įmušė 2 gražius įvarčius. Taip, buvo ir klausimų dėl kito pozicijo, bet taip apsisprendėm ir man labai patiko įėjimas, aišku, Vaidas. Netikėjos šiek tiek sunkesnį varžybų, todėl dažnai jam reikia kažkiek laiko, bet jam reikia laiko dėl to, kad jis kartais netiki savim. Ir gaila, kai žmogus tokia kokybė kartais netiki savim. Įvartį pirmą, tai yra nerealų, ką jis padarė su kamuoliu, o antrą įvartį atsidūrė gerą vietą ir užbaigė. Aš manau, šiandien jis įmušė 2 įvartis ir padėjo komandai labai gerai gintis, Vaidas labai daug darbo daro ten. Tai geras pasirodymas iš jo ir iš komandų draugų. Labas vakaras, treneri, nelengva po pralaimėjimo, bet jūsų komentarą reikia. Nelengva. Visų pirma, noriu pasveikyti Bangą su pergalė, kas liečia pačias rungtynės, gaila taškų. Aišku, turėjom situacijų, bet kai praleidė tokius įvarčius, ypatingai tas pirmas, kur vėl mūsų kamuolys, bet nesusitarim, kuriam pasiimti. Prasileidžiam įvartį, grįžom į rungtynės, atrodė viskas neblogai ir vėl prie galinės prarandam kamuolį ir žaidėjas vienas nubėga. Iki mūsų 16 pasidarom baudą. Tai sunku laimėti, o kaip minėjau, Banga parodė charakterį, įdėjo daug širdies ir galbūt mums šitos rungtynės ir pritrūko.
Tokios gal netipinės rungtynės abiems komandoms, kurios gerą gynybą demonstruoja ir tarpusavio pastaruosiuose susitikimuose dažniausiai nebūna daug įvarčių, šį kartą buvo. Tad kaip čia susiklostė? Kaip susiklostė, kaip kiekvienos rungtynės skirtingos, taip kad skau ir mes turėjom situacijų, banga iš kontratakų, tų įvarčių galėjo būti ir daugiau. Po praėjusių rungtynių minėjot, nors ir laimėjot 5-0, kad yra daug taisytinų dalykų. Ar pavyko kažką pataisyti, ar tik dar daugiau bėdų atrodo pamatėte šiandien? Ne, bėdų daugiau gal nepamačiau, tik tais, kaip minėjau, tokios, kaip pasakyti, tokių klaidų neapsisaugosi, dėl kamuolio nesusitari, tai sunku kažką pakomentuoti, o suras spragas, kada visa komanda bangos ginasi ir kovoja vienas už kitą, perdengia zonas, nėra lengva, taip kad net, manau, nedarom tragedijas, praloštos rungtynės, žiūrim į priekį ir tiek. Ieškant pozityvo, vis daugiau žaidėjų grįžta po traumų, pasirodo po keitimo ir Haidari pelnė antrąjį įvartį iš eilės. Jo, tai viskas gerai, visi žaidėjai Kauno grįždinėja. Po traumų dar tas fizinis stovis, kai kurių galbūt ne iki galo, šiandien pirmą kartą žaidėm lauke, gal tas truputį matėsi, kad tokio gal šviežumo, bet nėra pasiteisinimų, praloštos rungtynės, važiuojame į Marijampolę treniruotis. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus,